Sveiki, sveiki. Labą vakarą. Vakare darau video. Tai atitinkamai ir pasisveikinsiu. Biškai taip su namų apranga, trenigiukai, nes visiškai neplanavau, kaip ir daryti video šiandien. Jau kaip ir į savaitgalį vieną koją, ne? Bet nesuprantu, kas čia darosi. Grupė pildosi daugybė žmonių naujų. Ir galvoju, reikia padaryti video, tiesiog pasisveikinti. Labas visiems naujiem atėjusiem į grupę. Ir smagu, kad jūs čia, smagu, kad domitės, smagu, kad sekat, žiūrit ir sulaukiau jau ir žinučių nemažai, kad vienas ar kitas video patiko arba buvo įdomu, buvo naudinga. Ir suderinom susitikimus arba išsiaiškinom kažkokius tai klausimus. Tai, faina, kad sekat, kad kažkas veikia, džiaugiuosi tuom. Ir visiems naujam tiesiog noriu pasakyti, arba visi, kurie naujai šitą įrašą žiūrės, ne, tai taip, mano vardas Danutė, esu draudimų specialistė ir šitą darbą jau dirbu beveik 8 metai, tai daugiau ne 7 metai, beveik 8 metai. Ir tiesiog tuom degu ir man įdomu žinoti, aš mėgstu žinoti, aš mėgstu domėtis ir aš mėgstu kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos aš išmanau. Jeigu aš kažko nežinau, kažkuom aš nesu tikra, aš tiesiog ir pasakysiu, kad ne, tai ne mano, aš apie tai nekalbu, arba aš sužinosiu, arba tai tiesiog ne mano sritis, ne? Ir tuom iš tikrųjų labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, nes man rūpi, man įdomu, man smalsu ir man be galo faina, gera, man patinka bendrauti su žmonėm ir kai aš žinau, kad tas bendravimas galiausiai vis tiek atneša naudą, deja, to sunkiausių momentų, kada jums reikia paramos, finansinės paramos, kartais ne tik finansinės, tai ką jūs galite gauti iš draudimo. Ir aš džiaugiuosi, kad mano istorijoje, kleimų išmokų, sakykime, istorijoje, tai draudimai, kurie daryti per mane, tai kleimų išmoka yra 100%. Ne? Aš neturiu neišmokėtų kleimų. Dėl ko labai džiaugiuosi. Tai va, ir sveiki atvykę. Sveiki atvykę ir jeigu jūs draudimus turit, tai super džiaugiuosi, kad rūpinatės ir suprantat, kad tai yra svarbu. Jeigu jūs norit peržiūrėti ir pasitikslinti, kas ten tiksliai yra, ar vis dar jie yra jums tinkami, gal reikia daryti kažkokius pakeitimus, o gal tiesiog reikia prisiminti, kas juose tiksliai yra ir tiesiog dar kartą pasitvirtinti, kad viskas gerai tenais ir nieko keist neverta. Tai tiesiog susisiekit ir pasižiūrėsim, suplanuosim pokalbį, suplanuosim susitikimą ir galėsim persižiūrėti. O jeigu yra taip, kad jūs absoliučiai nauji šitoj grupiai ir aplamai su šitą informaciją liečiatės pirmą kartą, ne, domitės ją ir kažkokie klausimai kyla, ne, ir norit sužinoti daugiau, tai vėlgi duokit man žinot. Suplanuosim pirmą susitikimą, kurio metu paaiškinsiu, kokie tie draudimai, kaip jie veikia, kam jie reikalingi, vienokie ar kitokie, nes jų tikrai daug ir kiekvienam labai skirtingai, nes prioritetai pas kiekvieną yra skirtingi, poreikiai pas kiekvieną yra skirtingi, ne? Ir vienam gali būti, kad gyvybės draudims labai svarbus ir vien svarbiausia, kitam gali būti, kad, sakykime, pajamų draudims yra vien svarbiausias. Netgi Nors kas mane pažįsta, tai puikiai žinot, kad nelaimingų įvykių draudimą aš skaitau tokį, kaip ekstra priedą, sakykime, ne, viskas su juom gerai, tai kaip ekstra priedas jis yra gerai, bet prioritetų skaliai tai tikrai nėra pirmoji eilėje stovintis draudimas, ne, ir apie tokius dalykus aš nebijau kalbėti, nes tikrai nei vienam nepatariau nutrauk draudimus, žinant, kad jie yra tokie, kokius jums reikia turėti, ne? Nei vienam to nepasakiau. Ir tikrai nepasakysiu, todėl, kad dirbu pagal visą FCA įstatyminę bazę, tad peržiūrėjus, patikrinus dokumentus jau turimų draudimo, ne,
arba sudarant naujus, aš negaliu padaryti prastesnių, negu žmogus turėjo, blogesnių sąlygų, negu kad žmogus turi dabar šiuo momentu, arba, sakykime, sudėti visą paketų draudimą, žmogui tokį draudimą, kokio, sakykime, žmogui nelabai reiktų, nelogiška jį tokį sudėti, arba jis yra pagal biudžetą netitink jam, ir panašiai. Tai tokie visi dalykai yra labai stipriai tvarkomi, labai stipriai reglamentuojami ir pagal taisyklės yra dirbama. Ir tuom labai didžiuojuosi iš tikrųjų. Taip pat šiandien turėjau klausimėlį, su kokiam kompanijom aš dirbu. Aš dirbu su visom Anglijos kompanijom, realiai didžiausiam Anglijos kompanijom ir visų tipų draudimus aš turiu. Tiek tas pats nelaimingų įvykių, gyvybė, kritinės, atlyginimo draudimas, namo draudimas, namo vidaus draudimas. Yra žmonių, kurie labai miksuoja kai kuriuos draudimus, galvodami, kad morgvičiaus draudimą turėtų yra kažkas kitokio. Ne, tai yra vėlgi tas pats eilinis gyvybės draudimas, tiek, kad jis truputį kitom sąlygom būn padaryts. Bet vėlgi visus šitos reikalus mes galim apkalbėti ir galim susitvarkyti. Tai va. Kainas aš turiu tiesioginės, tai reiškia, aš turiu mažiausią kainą ir tie brokeriai, kurie dirba su tiesioginiam kainom, jų nėra daug, tai jie turi mažiausias kainas, tuo, ką aš galiu pasidžiaugti ir jums pasiūlyti iš tikrųjų, ne? Nes tiesioginė kaina yra čia ir dabar tai, ką siūlo draudims. Be jokių ekstra mokesčių, be pakeltos kainos, tai reiškia be loaded premiums. Mūsų terminais kalbant, ne mūsų specialistų terminais kalbant. Tai va, tai iš to jums tik tais yra didesnis pliusas. Ne? Ką dar? Kalbu lietuviškai, kalbu rusiškai, angliškai ir lenkiškai aš suprantu, bet kalbėti negaliu, atsiprašau. Bet dokumentai visi ateina žmogui anglų kalba, tai kai jau gaun žmogus dokumentus ir jeigu reikia juos peržiūrėti, reikia juos pasitvarkyti, suprasti, kas ten parašyta, tai vėlgi sėdam, kalbam, žiūrim, atsiunčiam nuotraukas, jeigu mes per nuotolį dirbam, ne. Ir vis tiek viskas susitvarkom. Taip pat suraščiu visus dokumentus paruoštus įgaliojimai, tai trusto dokumentą aš padarau savo klientam nemokamai ir tas tikrai yra nemokamai. Kas liečia testamentą, tai jau čia yra atskira kalba, jeigu kam reikia, tai galima apie tai irgi pasikalbėti, ne? Tai va, tokie reikaliukai su manim. Smagu, kad jungiatės, smagu jūsų čia turėti vis daugiau ir daugiau ir mane tai pareigoja dar daugiau dalintis. Jeigu yra kažkokių klausimų, jeigu yra pageidavimų apie kažką konkrečiai, kad aš pakalbėčiau, tai sakykit. Aš būtinai padarysiu video, surasiu informaciją arba pasidalinsiu kažkokiais tai dokumentais, kuo aš galiu dalintis, ne? Ir būtinai tą įdėsiu į grupę. O dabar, sakau, gero penktadienio, likusio vakaro. Nežinau, kokie jūsų planai, bet mano planai pirtis. Čia jau mūsų tradicija, savaitės užbaigimai būna su pirtim. Ir linkiu ir jums atsipalaiduoti, linkiu pabaigti gerai savaitę, pasitikti savaitgalį, nors ir lietinga Anglijoje, bet tebūnie. Vis tiek gerą savaitgalį turėkit. Gerai, sakau viso ir iki. Ačiū, kad esat.